Sveiki, malonus susitikimas. Kartu su mumis Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkas, nuostabus žmogus, energingas, kokio reta, Jonas Šepas, paruošęs įspūdingą, naują modernišką parodą apie Feliksą Vaitkų, ruošia jos variantą kelioniai į Airiją. Mielas Jonai, trumpai visuomeniai papasakokite, kas čia, kaip, ką jūs atradote, ką jūs norite pasakyti žmonėms, kas tai yra jūsų šita programa? Nu, programa yra tokia, kad šios stendus, 5 stendus žada vesti į Airiją, parodyti vietos lietuviams ir vietos gyventojams, kur Felikso Vaitkaus Lituanika antroji nutupė Balinarobės netoli Balinarobės miestelio. Tai štai ši paroda buvo atidaryta šiais metais birželio 22 dieną ir buvo eksponuojama čia aviacijos muziejuje, kuo jinai unikali. Unikali to, kad visos nuotraukos šios parodos atsiųstos yra Felikso Vaitkaus sūnaus Pilypo. Man didelė garbė yra bendrauti su Felikso Vaitkaus sūnumi. Keletą metų su juos surašinėjame, draugaujame. Tai kur jisai, tas Pilypas? Ar parodytumėt tą nuotrauką, kad mes galėtum jau turėti vaizdinį? Yra štai jo šita. Turėti jo vaizdinį, tai yra solidus žmogus, matosi. Tai 68 metai šiuo metu yra, jisai chemijos mokslo daktaras, taip pat turi piloto licenciją, savo laiku skraidęs yra, dabar šiuo metu yra pensija. Jisai išlaikęs visą archyvą, reiškia savo tėvo. Iš tikrųjų, tą patį archyvą įsaugo jo žmona, Marta. Marta numirė tik 2004 metais, sulaukusi beveik 100 metų. Visus daiktus, dokumentai, medžiagą, nuotraukos jinai saugojo. Ir kai jinai numirė, viską teko sūnui. Ir aš, kiek žinojau, jisai viską išlaikė. Mes bendravom, surašinėjom ir paprašiau jo, kad jisai atsiųstų mums medžiagos naujai kūrimam filmui bei parodai. Jisai su malonumu tai padarė. Ir atsiuntė štai šias nuotraukos. Šios nuotraukos yra įspūdingos to, kad jos Lietuvoje tikrai nematytos, nepublikuotos, niekur nematytos. Pavyzdžiui, kai pirmą kartą kūrėm filmą, buvo tokia, susidūrė su tokia problema. Niekur Lietuvoje nėra nei archyvose, nei pat privačios kolekcininkus Felikso Vaitkaus jaunystės vaikystės nuotraukų. Paprašiau Pilypo. Jūsų malonumo atsiuntė ne vieną variantą nuotraukų. Vienas iš šioje parodoje yra įdėtas. Štai čia Feliksas Vaitkus ką tik baigęs vidurinę mokyklą. Štai čia Feliksas Vaitkus gamtoje. Feliksas Vaitkus Antarktijoje savo tėvų rančioje, taip pat jaunystė. Šios nuotraukos unikalios. Unikalūs dokumentai, originalai. Mechaniko licencija, lakūno licencija. Čia visi dokumentai yra išlikę archyve ir dar prieš skrydį padarytos nuotraukos. Labai įdomios nuotraukos yra taip pat ir kas liečia Lietuvą. Mes aviacijos muziejuje, archyvuose yra ne viena nuotrauka, kai buvo atgabenta Lituanika supakuota ir į Lietuvą pristatyta iš avarijos vietos, iš Balinarobės. Tačiau tokių nuotraukų, kokias mes dabar gavom iš sūnaus, mes tikrai nei matėm, nei turim. Norėčiau aš kai kurias parodyti. Štai pavyzdžiui. Štai šioje nuotraukoje labai gražiai matosi dėžės, kokiose buvo spakuota Lituanika, pats Feliksas Vaitkus ir Antanas Gustaitis apžiūri šias dėžės. Sekanti taip pat nuotrauka, taip pat Gustaitis ir Feliksas Vaitkus apžiūri dėžės. Unikalios nuotraukos, niekur nematytos, niekur nepublikuotos. Štai čia Lituanikos lėmos spakuotas. Kaip atrodo, dar matosi šiaudai, durelės Lituanikos lėmens. Čia jau išpakuota, reiškia, dėžės spakuotas jos sparnus, neša kareiviai į dirbtuvės sparnus. O štai čia atrodo, kaip atrodo jau dirbtuvėse, pati visa išpakuota Lituanika. Lėmuo atskirai, sparnai atskirai. Labai įdomios nuotraukos taip pat yra ir kaip Feliksą Vaitką sutiko Lietuvoje, aerodrome. Štai pavyzdžiui, mes esam labai gerai žinoję, kad Feliksas Vaitkus Feliksą Vaitkų pasitiko labai didelį 30 000 žmonių minė. Kai jį pasitiko, žmonės netgi iš to džiaugsmo prasilaužė pro policiją ir puolė prie dar tik veikiančio propelerimentės prie lėktuvo, kur jis atskaidino Feliksą Vaitkų. Ir štai čia nuotraukos yra.
būtent lėktuvo, kuris kabino Ambo 4 Feliksą Vaitkų. Štai čia žyvaujanti minia, kuri laukia, dar sutinkant Feliksą Vaitkaus. O štai čia jau pasirodo pats Feliksas Vaitkus, lipa iš Ambo 4. Ir štai čia sutikimas visur, reiškia Felikso Vaitkaus sutikimas. Garbus svečiai sutinka Feliksą Vaitkų. Čia tarė trumpą žodį Feliksas Vaitkus, sveikinimai Feliksą Vaitkui. Unikali nuotrauka yra kaip kolekcininkų tarpe. Felikso Vaitkaus originalus vokas yra labai paplitęs. Jis yra labai vertinimas, yra labai brangus. Šis vokas yra unikalus to, kad jame anspausdinti užklijuoti 2 ženklai su perspausdinimais. Atlanto nugalėtojai Feliksas Vaitkus nugalė Atlantą ir dar kitas irgi. Ir registruotas jisai. Ir būtent Feliksas Vaitkus užrašė savo adresą. Jisai grįžo gal į Ameriką pas save, kaip sakoma, savo registruotas. Čia registruoti ženklai kitoj pusėje. Darius vieną. Ar tokių daugiau vokų buvo išleista? Paprastų yra, netoli 1000 tų vokų buvo. 964 biuros, kiek prisimenu. Reiškia, tai jie visi buvo, kaip ir Darius Girėnas Vaitkus vežėsi Europaštą. Jie buvo visi suanspauduoti, užklijuoti ženklai ir kai įvyko avarija Airijai, jis tą maišelį su vokais pasiėmė, toliau atsivežė į Kauną, pašto reiškia darbuotojai, suanspauduoti jie buvo. Dalis vokų 700 su viršum grįžo į Ameriką, tik labai maža dalis paplito Lietuvoje. Nu, kad dar norėčiau papasakoti trumpai apie šį paskutinį stendą, unikalų. Kiek metų aš suruošęs parodas, reiškia dar tarybiniais metais tarybiniais. Mes nieko nežinojame apie Feliksą Vaitkų, koks likimas, kaip jisai gyveno Amerikoje toliau. Nes jisai pasirašiavęs Lietuvoje mėnesį laiko išvyko. Toliau pratęsė mokslus, tarnavo karinės Europoje jėgose, tarnavo pulkininko leitenanto laipsnį. Ir čia vat yra kaip tik būtent nuotraukos, jinai iš jo asmeninio archyvo. Jiems, reiškia, gimsta sūnus Pilypas, o tas pats Pilypas, kuris atsiuntė nuotraukas, tai dar mažiukas su tėvu. Labai gražiai nuotraukytė. Felikso Vaitkaus pati originali nuotrauka, portretas. Feliksas Vaitkus buvo bandymo pilotas, išbandydavo Boeingus B-17, B-29. Tai štai vyriausias bandymo pilotas, tai čia yra kabinoje. Unikali nuotrauka, niekur nematyta nėra B-17 kabinoje. Čia vat yra prie B-17 su kolegomis. O štai šitą nuotrauką irgi unikali, čia B-29 viduje, su inžinieriu. Nu ir čia dar viena nuotrauka labai įdomi, kai Feliksas Vaitkus savo namuose nupaveiksluotas. Ir dabar laukia kelionė į Airiją. Ar darbai? Trumpai, kas tai bus? Koks tai bus ženklas istorinis, moralinis, privačių asmenų ar organizacijų žodis po tiek metų šalyje, kuri laimingai priėmė mūsų oreivį. Felikso Vaitkaus šitą parodą organizuoja, reiškia, nuvežimą ir reiškia, patį minėjimą renginį organizuoja dvi savivaldybės. Tai iš Lietuvoje tai Kauno miesto savivaldybė, o Airijoje tai Majo Graficės savivaldybė. Sujungusi bendrai jėgas organizuoja šį minėjimą. Tai vat, reiškia, Kauno miesto savivaldybė ir užprašė, kad mes paruoštume tą parodą, duplikuotume, įrėmintume, įstikrintume ir nuvežtume į Airiją, į Balinrobės miestelį, tą minėjimą. Tai paroda, tai reiškia, ji ten tam tikrą laiką bus, ar paliksite ilgesniam saugojimui? Nu, čia dabar negalim pasakyti, čia turės spręsti Kauno miesto savivaldybė su mūsų Venecijos muziejumi. Kadangi yra, kaip nuosavybė, čia nuotraukos yra Lietuvos Venecijos muziejaus, o, reiškia, darbai visi atliekami už savivaldybės pinigus. Reiškia, rėmai, rėminimas, reiškia, nuotraukų darimas ir visa kita. Tai bus toksai pirmas galbūt tarptautinis bendradarbiavimas, nes... Taip, kas liečia Airiją, toksai, kas liečia Feliksą Vaitkų, tikrai taip, tai yra pirmas bendradarbiavimas. Airijoje yra numatyta pačiam miestelėje, Balinrobės miestelėje pasakyti žyminį ženklą, kurį jau kūrė skulptorius Juozas Šlivinskas miestelėje, ant kurio bus užrašyta, kad šioje vietoje bus pastatytas paminklas Feliksui Vaitkui, kuris 35 metais rugsėjo 21-22 dieną nusileido būtent čia, netoli Balinrobės. Tai kadagi sulauks to
krašto gyventojai to tikrojo paminklo? Planuojama 2010 metais tikrai paminklą. Šiais metais per patį minėjimą žadama daryti šį ženklą, pastatyti ir atidengti. Programoje numatyta yra, reiškia, paroda, dokumentinio filmo pristatymas ir ženklo atidarimas. Dar kitų smulkių programos dalių dar nežinau. Jūs kaip autorius ir bendraautorius to filmo kūriamojo, kaip sekasi ruoštis tai programai? Ar visą medžiagą turite jau? Šiai programai ruoštis, ne tik ruošimės, bet ir dirbam. Daug dirbam, kadangi tai yra sudėtingas variantas, kaip sakyt, sudėtingas to, kad tą filmą, kuris jau yra sukurtas, reikia įgarsinti angliškai. Angliška tarmė, angliškas vertimas yra visai kitoks. Kai kurie žodžiai iš lietuvių kalbos neverčiami. Netgi kai kurie sakiniai turi savo prasmę, tik tai pagal prasmę verčiama. Taigi pirmiausia susidūrėm su kliūtimi, su vertimu. Reikalingas labai geras profesionalus vertimas, kadangi čia yra aviacijos tema, nepaprasta kalba, o aviacija surišta su aviacija, su lėktuvais, su skrydžiais, su nuotoliais, kaip sakoma. Tai su vertimu, bet aš manau, kad jau mes vertimo tą pakopą įgyvendinam tikrai gerai. Vertimus Lietuvoje daro užsienyje, tenai paskiau, reiškia, išvertus dalį, dar praeina filtrą, patikrina ir tik po to mes gaunam vertimą. Tai tikime, kad šitas žingsnis į platesnį pasaulį pasitarnaus jum kaip vėliava, kad, taip sakant, į ją lygiuotis ir eiti toliau, siekti paieškų lietuvių darbų pasaulyje, Europoje, ne tik tai mūsų Lietuvoje. Aš manyčiau, kad taip. Nes žinoma, kad gal ne tokiais žymiais žmonėmis, bet daugelį pasaulio institucijų aviacinių dirba nemažai lietuvių ir nemažai jie pasiekia. Reiktų atrasti Lietuvos lietuviams tuos savo tautiečius, kurie yra aviacijoje nuveikę, bet kitose šalyse. Aš manyčiau, kad taip. Pavyzdžiui, kaip Darius ir Gerėnas. Reiškia, mes žinom, tai yra mūsų lietuvių tautos didvyriai. Tačiau yra Amerikoje. Ten, iš kurios atskrido, iš kur New Yorko, iš kur atskrido Darius ir Gerėnas, taip pat gyvena daug lietuvių, kurie padarė taip pat didelius darbus, įamžinant jų atminimą. Tačiau, kaip pasakyti, tokių bendrų kontaktinių darbų kol kas nėra. Čia, kaip sakoma, Lietuva yra ir čia tikrai yra labai gražus projektas ir tikrai jis turėtų tęstis. Matydami jūsų energiją, tikime, kad ji ir toliau leis siekti didelių darbų, sėkmingai atlikti naujus paieškos vyksmus. Linkime, Jonai, to jums ir jūsų kolegoms. Ačiū. Ačiū už pasakojimą.